Šio sekmadienio skaitinys yra iš Evangelijos pagal Morkų 6 skyriaus. Pirmasis duonos padauginimas. Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokė. O jis tarė: eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo juos išplaukiant ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pėsti ir net pralenkė mokinius. Išlėpęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Šio sekmadienio Evangelijos skaitinys vadinasi pirmasis duonos padauginimas, bet tai yra tarsi tik tai įvadas, kuris tik tai mini tam tikrus įvykius prieš tą stebuklingą duonos padauginimą, būtent kaip susirenka minia ir kaip Jėzus juos pradeda mokyti. Bet jeigu mes skaitytume taip, kaip mes visada skaitome, tai reiškia, kad tą Evangelijos žodį, biblinį žodį adaptuojame mūsų gyvenimam čia ir dabar. Tai pirmiausia turime pasakyti, kad vadinasi už viso to, kas vyksta dabar mūsų gyvenime, tai yra tik tai įžanga tiems didingiems ir galingiems dalykams, kurie dar įvyks. Reiškia, bus kažkokie tai stebuklai, bus kažkokie duonos padauginimai, nes iš esmės tas duonos padauginimas kalba apie tai, kad reikia žengti tik tai pirmus kažkokius tai žingsnius, kad paskui iš tų pirmų žingsnių, tų pirmų 3 kepaliukų duonos įvyktų kažkoks didelis ir labai gražus dalykas. Tai aš galvoju, kad net šis mūsų dalinimasis, mūsų pokalbiai irgi yra tik tie 3 kepaliukai duonos. O jeigu Viešpats norės, tai jisai tuos mūsų visus šituos pirmosius žingsnius ir padaugins. Nes tie apaštalai, kurie susirinkę pas Jėzų, visą jam pasakė, ką buvo nuveikę ir ko mokė, tai esam mes, kurie galim Jėzui pasakyti, kad štai mes susirenkam, mes klausomės, mes stengiamės, mes kažkiek tai dirbam tam savo dvasiniam kely. Ir Jėzus sako: eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Tai ir aš netrukus važiuosiu į Alpes pailsėti, bet mano įrašų jau yra įrašyta. Tai čia aš nekalbu apie pauzę, bet kalbu apie tai, kad iš tikrųjų net ir tam dvasiniam kely tas būtinas poilsis, nepersisotinti, pailsėti. Ir būtent, matot, kaip ir Jėzus sako, į negyvenamą vietą, nuošaliai, ramybėje. Tai ir jums turbūt Viešpats irgi nori pasakyti, kad eikit truputį pailsėkit, ypač sekmadienį arba kai tokios karštos dienos. Daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo ir jiems nebūdavo kada nė pavalgyti. Čia turime omeny, kad apaštalams buvo labai daug darbo. Iš tikrųjų, tam dvasiniam gyvenime darbo labai daug ir netrukus aš pabandysiu įrašyti tokią knygą Mistikos galia, ispanų kunigo Fernandeso nuostabi knyga, ištraukas, kai kurias paskaitysiu. Tai iš tikrųjų, kai sekmadienį pilna parduotuvėse žmonių, bet į šventyklas niekas net neina, aišku, aš suprantu, dėl ko neina. Todėl, kad niekas nesupranta tų bažnyčių, nei tų mišių ir žmonės nesupranta, ką ten veikti, kai bažnyčios pilnos skandalų ir taip toliau, bet vis tiek mes turime tą dvasinį gyvenimą gyventi, rūpintis juo ir darbo daug. Taigi apaštalai ir paklauso Kristaus, išplaukė į negyvenamą nuošalią vietą. Bet žiūrėkit, kas vyksta. Apaštalai išvyksta pailsėti, o žmonės pastebi juos išplaukiant ir į tą vietą žmonės sugužėjo. Jūs įsivaizduojat, kokia buvo milžiniška trauka, kokia buvo ta dvasios galia. Apaštalai pasiunčiami Jėzaus pailsėti, pabūti vieni, bet minia iš paskos bėga ir net aplenkia mokinius. ten, kur jie ketino vykti, į nuošalią vietą. Įsivaizduojat jūs savo
nusimatėt gražią vietą prie ežero pailsėti, viešpaties paraginti, o ten minios žmonių jau jūsų laukia, kad jūs ten kažkokius tai jiems mokymus ar gydymus ar dar kažką tai darytumėt. Tai čia kalbam apie tai, kad tam dvasiniam gyvenime, dvasiniam darbe, lauke, srity be galo daug yra ištroškusių, išalkusių. Ir tada Jėzus ką daro? Jisai irgi ten keliauja, nes nėra kur dėtis, jokio poilsio, jokių laisvadienių. Išlipęs į krantą Jėzus pamatė didžiulę minią. Tai čia mes visi esam ta didžiulė minė ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Iš tikrųjų ta minė visada yra tarsi avys be piemens ir ta tokia masės psichologija, masių psichologija, jinai visą laiką labai blaškosi ir labai teisingai man viena moteris parašė, kad tokiam informacinės gausos lauke labai svarbu atsirinkti yra, kas ką kalba ir kas ką šneka, tai ir jūs būtinai klausykitės, filtruokit, mąstykit, svarbiausia yra mąstyti, nepasiduoti kažkokiems gundimams, nepasiduoti tai minios psichologijai, nes minė tai yra tie avys be piemens. Ir tada Jėzus pradėjo juos mokyti daugelio dalykų. Ir čia šio sekmadienio evangelija ir baigėsi, tai tas duonos padauginimas, jisai turėtų būti toliau, bet kadangi 30-34 eilutės tuo ir baigėsi, tai mes tik tai galime nuspėti, kad tas duonos padauginimas ir yra tas gražus, toksai, kaip pasakyti, gražus stebuklas, kai mes žengiam pirmuosius žingsnius, tai žinoma, kad galim tikėtis ir kažko, tai jeigu tai yra geri darbai, tai kad Jėzus ir padaugins tuos kelis kepaliukus duonos į tą kažkokį tai dvasinį maistą. Čia žinoma kalbama apie tą dvasinį maistą. Tai ir mes, jeigu jūs dalinatės šitais vaizdo įrašais, suprantat, aš juk taip prašau ne dėl savęs, kad pasidalinkite šitais vaizdo įrašais, o dėl to, kad tai ir yra tas tikrasis duonos kepaliukų dauginimas. Vienas vaizdo įrašas, vienas kepaliukas, bet jis gali pamaitinti tūkstančius, jeigu tai tinka, ne? Ir yra daugybė dvasinių mokytojų, dvasinių visokių, kaip pasakyti, tų palydėtojų, sielovadininkų, bet svarbu atsirinkti tą, kuris jūs veda, taip, kad jūsų širdis atliepia, jūsų širdis turi eiti pirmin tame dvasiniam mokyme. Ir svarbiausia, kad būtų priekyje ir pirmoje vietoje Kristus, o ne kažkoks asmuo. Bet asmuo, žinoma, būtinai jums turi būti tas, kuris, jaučiat, kad iš to kepaliuko vieno galite gauti daug daugiau. Ir jeigu jūs dalinatės ir tais vaizdo įrašais, tai mes irgi dauginam tuos duonos kepaliukus. Ir čia tas mano šitas toks palyginimas, negalvokit, kad čia aš dabar taip kalbu iš kažkokių vėl tokių egoistinių sumetimų. Ne, tikrai ne. Aš šitą pavyzdį pasiėmiau iš filmo Išrinktieji režisieriaus, kuris liudijo, kad kai jisai panoro sukurti, kaip režisierius buvo ilgą laiką duobėje, ten įvairūs sunkumai buvo jo gyvenime ir tiesiog galvoja, kad jam reiktų kažkokį tai, tiesiog tam tikrą duoklę darbą padaryti dėl viešpaties ir supranta, kad jis nori kurti filmą, serialą apie viešpatį, apie Kristų ir nieko neturi, nieko nėra jokių išteklių. Ir ilgai meldęsis jis gauna tik tai tokią žinutę iš viešpaties, kad tiesiog padaryk pirmuosius žingsnius. Pirmuosius kelius žingsnius, o visa kita bus pridėta. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs paskaitytumėt, kaip buvo kuriamas visas serialas Išrinktieji ir dar turbūt net nebaigtas yra, tai ten iš tikrųjų vyko ir vyksta stebuklai ir pats serialas yra nuostabus. Ir iš tikrųjų, kai po pirmų tų žingsnių, aš pamiršau režisieriaus pavardę, kaip po pirmų jo žingsnių,
tarsi tų pirmų 3 kepaliukų duonos, paskui viskas buvo padauginta į nesuvokiamus mastus, serialą, komandą, žmonių didžiulį susidomėjimą, mecenatus, pinigų aukojimą. Tai čia aš iš to sakau, kad jeigu Viešpats mato, kad tai yra gera ir naudinga, jisai visą tai padaugina. Tai aš irgi tą patį sakau, kad aš tiesiog darau, jūs irgi tame dalyvaujate, užtat nebūkite abejingi. Nebūkite abejingi, jeigu jūs tai klausot, jeigu jums tai tinka, patinka, dauginkit šitą žinią, dauginkit šitą informaciją, skleiskit, ar pasidalinkit įrašais, ar savaip kažkaip tai darykite. Bet dauginkite tuos kepaliukus duonos, nes Viešpats tik tai, jeigu visa tai yra dėl jo ir dėl žmonių gerovės, tai visa tai padaugina. Taigi negalvokim, kad čia yra kažkokie, tai niekada neišstatykim savęs pirmoji vietoj, bet visą laiką turėkim tam tikrą idealą, tikslą. O ir mano, ir jūsų, ir tikslas, ir idealas yra, kaip aš visada sakau, tas Viešpats, apvaizda, dangus, ir mūsų kaip žmonių tikslas, aišku, yra gauti iš jo tų malonių, šviesos, džiaugsmo, palaiminimų ir tapti kiekvieną dieną vis geresniais, tobulesniais, šviesesniais, labiau prabudusiais, budinčiais, tais tikraisiais žmonėmis, kurių širdis yra ta panaši į jo širdį, į Viešpaties širdį. Taigi, pirmasis duonos padauginimas, kol kas tik tai įžanga. Žinoma, galite pasiskaityti visą tą skyrelį, 30-44 eilutę, nes, pavyzdžiui, pabaiga yra, kad duonos valgytojų buvo net 5000 vyrų. Bet tas mūsų liturginis kalendorius, kurį aš žiūriu pagal katalikai.lt, jisai mums pateikia tik tai iki 40 eilutės. Deja, jeigu tai pateikia, šį kartą sustosime ties tuo, vadinasi, tokia yra apvaizdos valia, kad kol kas dar tų kepaliukų nėra, bet jau yra pradžia tiems kepaliukams padaryta, reiškia, mes einame teisinga kryptimi. Tai būkime kartu, kurkime tą mažą bendruomenę ir aš galvoju, jeigu ateityje mes kursime tą bendrystę šventojoj dvasioj, mes tikrai galime nuveikti daug gražių dalykų, turėti įvairių ir nuotolinių būdų susitikimų ir pokalbių ir diskusijų. Kurkim tą mažą, tarsi pirmųjų krikščionių namų bažnyčią. Mano jau yra įrašyta kelios ištraukos apie tai, kas buvo ta iš tikrųjų pirmoji krikščionių namų bažnyčia. Jūs tai išgirsite rugpjūčio mėnesį, nes visi įrašai stipriai pralenkia kalendorių, bet aš tiesiog tai bandau apsisaugoti, kad jeigu ką, kad nebūtų tų pauzių. Tai tiesiog linkiu bendradarbiauti, dalyvauti, būti kartu, negalvoti, kad kažkas už jūs daugiau žino, daugiau moka. Tiesiog mano toks pašaukimas su jumis dalintis, jūs įkvėpti, jūs skatinti eiti pirmin, bet jeigu jums kiltų noras, pavyzdžiui, pasidalinti sekmadienio Evangelijos komentarais, mokymais, drąsiai tą bandykite, darykite. Mes galime ir čia juos įdėti. Čia nėra tik tai vien mano erdvė, YouTube'as yra visų, o kita vertus geriau yra burtis draugėn, negu ten po vieną kažkur tai. Tai toks yra gražus šiandieną iš tikrųjų įkvepiantis, labai labai įkvepiantis sekmadienio Evangelijos komentaras, kad žmogus, žmonės apaštalai kažkur Jėzaus pasiunčiami pailsėti, tai jie neturi laiko net pailsėti, o minios žmonių plūsta paskui juos. Tai ir aš netrukus rugpjūtį iškeliauju į Alpes, o tikiuosi jūs čia ir toliau klausysitės ir mes kursime tą gražią, tarsi pirmųjų krikščionių namų bendruomenę. Šiuo atveju 21 amžiaus, tai reiškia tokią virtualią
Štai čia yra mūsų tie tokie tarsi sielos namai, šitie mūsų maži susitikimai, mūsų pokalbiai, mūsų visų bendrystė. Aš meldžiuosi už jūs, laiminu jūs visus, tegul jūs lydi viešpaties malonė, šventoji dvasia, būkite stiprūs, klausykitės viešpaties vedimo, visada tikėkite, pasikliaukite apvaizdą, o niekuo kitu. Netikėkite jokiom sąmokslo teorijom, politikom, atsiribokite nuo bereikalingų tų išorinio triukšmo ir manipulacijų. Klausykit savo širdies, būkite visą laiką ryšyje su savimi ir tada bus tas ryšys su viešpačiu, nes viešpats yra jumyse, ta viešpaties dalelė yra jumyse. Jeigu jos nerandat, tai tam yra Jėzus Kristus, per jį, su juo ir jame. Būkite palaiminti. Amen.